Labas, labas, pačioj pabaigoj pamatysi stebuklingą receptą iš Indijos. Kai susirgu, naudoju eterinius aliejus, taip pat pasitelkiu visus tam reikalingus kristalus būtent tai ligai ir būtent tai savijautai. Jeigu ir tau reikia patarti, padėti, arba kažkuom sergi, arba silpnas imunitetas, parašyk man, aš padėsiu tau išsirinkti kristalą tavo sveikatai. Kaip girdi iš balso, mane irgi aplankė kažkoks tai virusiukas. Tai jau pasidariau eterinių aliejų mišinį, jau užsidėjau tam tikrus kristalus, jau geriu savo rinktų žolelių arbatas, taip pat įsitrinu su eteriniais aliejais beveik visą kūną. Tai va čia jau šį rytą. Ir ar žinot šitą būdą, kad reikia skalauti gerklę su druska ir su soda? Keista, kad daugelis jo nežino, bet jis labai nuima gerklės skausmą, dezinfekuoja. Ir tik po šio skalavimo aš jau galiu padaryti šį video, nes aš visiškai neprašnekėjau. O čia mano mažoji menuliukė atėjo pasicekavinti, kągi aš čia darau. Mano mūnė, menuliukė. Tai žodžiu, dalinuosi receptu iš Indijos, iš mano draugės, kuri man yra padovanojusi net ne vieną sarį, nes buvau kelis kartus, taipogi turiu ne vieną indišką drabužį iš tų 2 kelionių. Tai ji mane pamokė, kad kai trūksta energijos, kai sergi, reikia dėvėti raudonus rūbus, jie kaip tik priduoda daugiau gyvybinės energijos ir atbaido pačią ligą. Tai vakar aš prisiminiau jo žodžius ir išsitraukiau indiškus rūbus, beje su šiais jie ruošiasi vestuvėms, bet man tiesiog buvo graži šita suknelė. Tai žinokite, man palengvėjo praktiškai 50%, žinokit, visiškas kosmosas. Šiandieną bus 2 diena, kai aš su šiuo nuostabiu apdaru ir pasižiūrėsiu, kaip jausis, bet aš jaučiuosi 50% geriau. Ar žinojote, kad spalvos veikia mūsų sveikatą, mūsų gyvenimą ir mūsų energetiką? Jeigu taip, pakomentuokite ir būtinai gyvenime naudokite. O paveikslas už manęs ieško savo namų.